Ankstyvas eilinės darbo dienos rytas tiek Alytuje, tiek kitose miestuose tradiciškai vienodas gausių keleivių srautų visuomeniniame transporte. Visiems reikia laiko atvykti į pamainos pradžią, o kur griežtesnė kontrolė nevalia vėluoti ir minutės. Tačiau iš šios didelės keleivių gausybės ir pasitaiko tokių, taip vadinamų zuikių, kurie dėl vienokių ir kitokių priežasčių bando savo laimę važiuoti be bilieto. Būtent bando laimę, nes alytiškiai kontrolieriai per pastarosius rytinius patikrinimus, kurie te trukdavo vos 2-3 valandas, kasdien surinkdavo po 200 rublių baudų. Į pačius pirmosius rytinius autobusus lipa eiliniai zuikiai, kiek vėliau solidesni zuikiai, administracijos darbuotojai. Ir kiek nepasitenkinimo, grubumo ar paprasčiausio bėgimo būna, kad tenka į pagalbą kviestis ir pareigūnus. Tačiau juk kai kada pačios aplinkybės verčia keleivį ankstų rytą ar vėlų vakarą, kada nėra kur nusipirkti talonėlio, zuikiauti. Tad jau nuo rugsėjo 1-osios Alytaus transportininkai, kovodami su savo amžinu priešu zuikiu, siūlo jam gelbėjimo ratą. Abonementinių vienkartinių bilietėlių bus galima įsigyti jau ir pas miesto maršrutinių autobusų vairuotojus. O pirmiestiniuose Alytaus maršrutuose kitas eksperimentas taip pat nuo rytdienos siūlo dirbti apskritai be bilietų. Tiksliau be įprastinių, ankstesnių bilietų, nesgi vienas bilietėlis bus, bet be jokios nominalinės vertės, tik jo galinio sustojimo pavadinimu. Jo serija ir numeris leis iškilus konfliktui išsiaiškinti, ar nepažeistos keleivių pervežimo taisyklės. Kelionės kaina nesikeičia, tačiau tikimasi, kad eksperimentas bus naudingas ir vairuotojams ir įmoniai. Patys pardavinėdami bilietus ir kasdienį kasą nešdami tam tikrą sutartinę sumą, vairuotojai bus interesuoti pervežti kuo didesnį skaičių keleivių, nes viskas, kas liks virš plano, liks jiems. Pačio eksperimento esmė tame, kad sumažės kontrolierių skaičius, kuris dabar, reiškia, netoks jau yra didelis pas mus, bet ir pagrindas yra tame, kad vairuotojas bus konkrečiai suinteresuotas tas pats, kad nepervežtų transportų vadinamų zuikių, nes kurie duoda mums labai didelį nuostolį. Pats vairuotojas turi ir galės prakontroliuoti tą dalyką ir rezultatą laukiam žymiai geresnį, negu kurį dabar turim, kad kontrolieriai atlieka patikrinimą. Mėnesinė, reiškia, dienos norma yra padidinama 4 rubliais. Ir pilnai per mėnesį tikimasi, kad duos kažkur iki 10 tūkstančių ar keliais tūkstančiais rublių daugiau negu dabar pagal esamus planus. Vairuotojai šiam maršrute kaip tik stengsis keleivius pervežti kultūringiau, juos pačius aptarnauti. Ir reikalai esantis galės, reiškia, pasinaudoti, kaip ir kontrolierius.